Ko aš taip džiaugiuosi? Sveiki, sveiki. Atradau medžiagą, kuri puikiai tinka izoliuoti, neizoliuoti, kitaip tariant, uždengti akmens vatą, kad pro ją praeitų į vatą visas garsas. Žodžiu, medžiaga yra tokia, rodo. Aфигienas daiktas. 2 metrai pločio, šiuo atveju aukščio. Esmė kokia, čia yra daiktas skirtas kloti po trinkelėmis, kad neaugtų žolė. Bet jis yra ar tai stiklo pluošto, ar tai plastiko kažkokio gaminys, nežinau. Esmė, kad jisai turi didelį pralaidumą garsinį. Pavyzdžiui, jokio atspindžio nėra, aš kalbu, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 kiaurai, viskas praeina, niekas neatsimuša, negrįžta, joks garsas nuo jos. Tai aфиgienai, atrodo kaip oda, pažiūrėkit kaip siena. Super. Čia pagražysiu, dėsiu priešingą pusę, va, bus. Nu, aфиgienai, man patinka. Šilta, jauku, ruda spalva, kaip oda atrodo. Praleidžia garsą į vatą, super. Super daiktas. Čia jau užšaudžiau. Čia dar uždėsiu apdailėlės ant kabių, kad nesimatytų. Va, kampukai mediniai. Nu, aфиgienai, matote, kaip nebeaidi šitas kampas, ne? Čia bus labai gerai kolonėliam pastatyti. Ai, tarp kitko, va, matot, duris atsirado į tualetą. Neberodysiu, kaip montavau, kaip ir anos duris, tik šiek tiek kitaip. Tai va, kągi, einu darbuotis toliau, greit grįšiu, o jūs tuo metu, paspauskit like ant video, jeigu patinka, pakomentuokit ką nors, pasidalinkit su draugais, tegul visi mokinasi įsirenginėti studiją savomis rankomis ir pigiausiom medžiagom, kad studija nekainuotų 100 000 eurų, galima įsirengti tikrai paieškojus pigesnė medžiagom viską taip, kad veiktų puikiai taip pat kaip ir kažkokiom brangiom. Pavyzdžiui, viena plokštė, garso nugerimo plokštė, ta, kuri nugeria garsą, absorbuoja. Tai jinai kainuoja, įsivaizduokite, ten kvadratas, man atrodo, arti 200 eurų. Tai, kosmosas. Jeigu reikia 10 kvadratų, jau prašau, kokie pinigai. O jeigu 20 ar 30 kvadratų absorbuoti garsą, nesąmonė kažkokia. Tai va, galima pigia vata, pigiom medžiagom pasidaryti tą patį efektą ir galbūt netgi dar gražiau viską pasidaryti savo studijai. Darbuojamės toliau, greit, susimatysim. Spauskit laiką. Pabandymui nusipirkau 10 bėginių metrų, tai va man šitai zonai užtenka. Visai zonai 36 eurai. Gražios medžiagos, apsidirbti, užsidengti. Pigiau grybo. Tai va, viena kita raukšlelė gal net įdomiau atrodo kaip oda, kaip tikra oda atrodo. O jūs tai žinokit, aš susitvarkysiu tuos lapus. Pastoviai būnu, tai nekreipkite dėmesio. Galvoju, kad mane puola ateiviai, o žiūriu už durų lapus purškia. Ne purškia, bet pučia. Tai išvariau, sakau, pats moku. Na štai volia, ir gražiai atrodo, ir gerai veikia. Šviesesnė ruda spalva, tamsesnė ruda. Tokia šiek tiek su tokiu pereinama, matoma baltu atspalviu, bet fainai atrodo, sakau, kaip oda. Prikaliau lištveles, pagražinau viską, prisijungiau rozečių krūvą. Čia nekreipkite dėmesio, nes taip jau gavosi. O gavosi
toks bairis, kad nusipirkau šitas rozetės ir pasirodo niekaip neišėjo įkišti, sujungti 2,5 kvadrato 2 laidelių į vieną vietą. Nu žodžiu, dabar taip gamina, kad tik vienas laidelis ir viskas, nes jie gal skirti prailgintuvam daryti, o aš sugalvoju, kad man reikia po stalu čia turėti kompiuteriui, kolonėliam, garso kortai, ten užmaitinti, žodžiu, ne mažiau 10 skylių, tai vat tokia susidėjau ir pasidariau 2 rozetės, ne 2, 10 rozečių realiai, 2 blokai atskiri. Po stalu čia nesimakalos laidai, po kojom ir bus gerai darbuotis. Dar yra viena problemėlė, gal ne problemėlė, bet dar vienas reikalas, kurį reikia būtinai padaryti prieš statant stalą ir kolonėlės ir kompiuterius ir taip toliau. Tai reikia pasidaryti viršutinį bas trapą. Kas yra bas trapas? Tai yra vėlgi iš vatos bus padarytas rėmas iš medžio, į kurį įsidės vata ir apsišaudys vėlgi gražiai. Bas trapus irgi darysiu su ta šviesesnė pusė. Va, ir jis užsidės kampu. Taip. Kodėl kampu? O, čia nedidelį, 50 cm. Skaitos dabar, jeigu įsiklausus. Jau siena nugeria šitą viską. Aidėsi, bet kaip tik tas kampas suaidė. Ir nuo grindų atsimuša ir lubos pradėjo labai aidėti, toks aukštas dažnis aidesys atsiranda. Taigi, bas trapas yra tam, kad žemi dažniai nesidaužytų iš kampo į kampą, kaip sako liaudėje, stovi žemas dažnis kampe. Nu, ne kad stovi, bet jis labai gera fizika, skaitos nuo kolonėlės atsimuša ir jis mušinės, skaitos iš kampo į kampą, tarp tų dviejų sienų toks ir gaunas lyg stovi žemas dažnis ir baubė kampas, sako mane. Tai bas trapas šitą reikalą sutvarko, kadangi jis jau kampu būna, kampas nebe tikslus 90 laipsnių, 45 laipsnių kampas, tai garsas atsimušęs nuo tiesios sienos, jau kampu atsimuša į šitą 5 laipsnių kampą, kažkur nulenkia visai į kitą pusę, nei į tą, kad galėtų makaluotis tarp savęs, žodžiu. Žodžiu, išsiskirsto visai kitaip garso banga po patalpas ir jisai nebestovi, nebebaubė kampe. Plius per tą vatą, lėkdamas už jos, garsas praranda daug energijos, dar ten atsimušęs pasilaksto ir bando grįžti atgal dar sykį pro vatą. Tai gaunasi, kad praktiškai mes plika ausim to baubėsio ir nebegirdim patalpoj, kad tame kampe baubė žemi dažniai. Tai va, bas trapas skaitos tvarko ir išsprendžia patalpoj žemų dažnių baubėsi negražų kažkoks aidesių daug ir kai atsiranda ir panašiai. Tada sukonkretizuoja garsą žemo dažnių. Nu ir žiauriai gerai skamba. Matote jau po truputį kaip keičiasi, ne? Šiek tiek garsas. Pradiniai video galite įsijungti ir jau dabar čia prie tos sienos, pradeda visai kitaip garsas aidėti patalpoj. Jin dar pakankamai daug aidinti yra, bet po truputį iš lėto taip eisim. Ant lubų dar prikabinsim šitų visų absorberių garso, kad išlaužytų garsą, kad nugertų. Ir ta patalpa nebeturės tokio didelio aidesio. Ko pasiekoje galėsime įrašinėti instrumentus čia gyvus ir paskui su kompiuteriu labai gerai apdoroti, uždėti aidesio, reverberio, kitaip tariant, tiek, kiek man reikia. Taip, kaip man patinka, tiek, kiek aš noriu ir nebūti priklausomas nuo kambario aidesio. Gerai, gaminu bas trapą. Jūs, jeigu norit, galite pažiūrėti. Nebeturiu išvisinės lentos vienos, tai vieną sujungiu, tą jungimo pusę įdėsiu į vidų, į vatą ir niekas čia nieko. Nei matys, nei supras, vis tai bus apšaudyti. Tiesiog pasigaminu tokio patilpio. Tai va, nepatinka, nežiūrėkit. Ne, žiūrėkit, tada laiką paspausit. Juk patinka. Nu,
Reikia 45 laipsnių kampus nupjauti dabar. Tam gerai būtų turėti su kuo pasimatuoti. O jeigu neturim jungiant smegenis, prisimenam mokyklos laikus, geometriją visą ir matuojam. Turim 7 cm. Pasižiūrėjom šitą tašką. Va. Kad 45 laipsnius gauti kampus 7, tai 3,5 cm iš šono reikia. Ne taip, atsiprašau, 7. Ne 3,5, o 7 cm. Dedam kitą pusę. Va. Ir gaunasi 45 laipsniai kampas. Nuo tos pusės irgi taip. Va, kurį. Mokyklą taip suvisėkis. O gyvenimą viskas yra kitur. Mokyklą sakė mokytis. Išbandymų viskas. Grįžti yra. Na. Dabar gyva. Dabar negaišau šitą gyvą. Ai, tarp kitko, ką darysiu čia apačioj, čia dar paskui visai pabaigoje, jau visos studijos įrengimo pabaigoje, klosiu kiliminę dangą. Tai kai ją paklosiu, tiesiog grindjuostės užsidėsiu visur. Ir privesiu iki jų tada jūs.